Edramblys čia. Sveiki visi, su jumis Edramblys arba Emilis Repšys. Šiandien aš filmuosiu video apie Funko Popus, kuriuos aš buvau nusipirkęs ką tik Koze. Tai aš nusipirkau vieną Funko Popą ir vieną Bitty Popą. Tai aš parodysiu, kas yra Bitty Popas. Va, kas yra Bitty Popas. Ten, čia toks mini Funko Popas ir jie žiauriai turi daug detalių. Gerai, bet aš pirkau Bitty Popą, va čia, Pixaro Mystery. Tu nežinai, ką gausi. Tai ir Funko Popas yra Dumbas. Tik jis yra toks nupieštas su paprastu pieštuku. Aš jį ką tik nusipirkau ir aš pats nežinau, kaip jis atrodo ar ką. Gerai. Tuoj palaukit. Tada. Va, koks. Atrodo, aš laikau kokį nors tai nupieštą dalyką ant rankos. Atrodo, kad jis nuspalvintas, pavyzdžiui. Tuoj parodysiu. Jo, žiauriai, jis man žiauriai Jis žiauriai cute yra ir žiauriai jis mielas yra. Pala cute ir mielas reiškia tą patį. Jis grinai kaip, geras. Čia yra paveiksliukas, kaip Xenomorph Funko Popas šito Alien. Čia mano tas Xenomorph yra mano pats video, su kurį filmavau. Ir va, fonas ir va, geras. Dabar eisim prie labai ypatingo dalyko. Mystery Peko. Ne Peko, bet įdomu, ką gausim. Norėčiau gauti volvą. Šitą. Nelabai turbūt matosi, bet tikėkimės gausim kažką reto, nes gali būti neretas ir retas. Nemačiau, kas ten. Gavome. Žiūrėjot Up filmą. Čia tas senukas iš Up filmo. Va. Jis toks mažiukas. Ne tai, ko aš norėjau, bet vis tiek gerai. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Emilis Repšys ir Edramblys ir Emilis Repšys. Ate.